Vakar įkėliau naują video ir šiandien jau filmuoju naują, tai vakar turėjau omeny, kad susitiksim jau visai netrukus, tai pradedam šiandien dieną kartu. Taip, neturėjom jokių planų šiandien, bet kažkaip vyras namie, aš namie, visada, Sofija namie, visi namie, žodžiu. Tai sugalvojom, aš tiesiog pasiūliau važiuoti į prekybos centrą paieškoti dovanų likusių. Noriu nupirkti mamai ir broliui, tai broliui galėsiu parodyti, ką nupirkau, nes jis tikrai mano vlogų nežiūri, tikrai jis yra mažas ir taip greitai, kaip aš kalbu lietuviškai, jis net nesuprastų pusę žodžių, tai jis tikrai nesupras apie ką aš, o mamai nežinau, ar galėsiu parodyti, nes nežinau, kada tiksliai šitas video išeis. O ir jau po švenčių, gal prieš, nu žodžiu, pasižiūrėsiu, gal parodysiu šiek tiek kažką, bet labai abejočiau. Taip permesdavo visi, tipo, nežinau. Jaučiau, šiaip mano, sakau, vaikam reikia šitais kamius savo. Ha, sakiau, kad baigs, žinai, ir toks. Pusiu. Baigi, aš įkelsiu šitą pusėlį, aš įkelsiu. Ėjom į vaikų parduotuvę, nes dėl to, kad mano draugė, pati geriausia mano vaikystės draugė, jinai pervedė pinigų, kad mes Sofijai nupirktumėm dovaną, tai išrinkom tokias, kur traukti servetėlės. Čia nuo 5 mėnesių, tai manau, kad bus labai labai gerai. Nes aš kažkur girdėjau apie šitą žaislą. Niekur pas mus nemačiau, tai dabar pirmą kartą pamačiau, tai dar paėmėm tokią dovanėlį nuo mano draugės ir nuo Sofijos tetos. Žiūriu keista, kad nepakuoja, nes anksčiau visą laiką supakuodavo. Tai dabar iš karto supakuosim čia parduotuvėj. Ko vyras nežiūrėt Sofijai. O Dievo, kaip negražiai perplėšiau. Žodžiu, ten, kur matėt, kad dovanas pakavau, tai pakavau, nes dėl to, kad žinai, man buvo per daug streso prie kitų žmonių ir man suplyšo popierius ir aš tiesiog susinervinau ir viską išmečiau, nes dėl to, kad aš žinau, kad jie tikrai pakuodavo anksčiau dovanas ir jie patys po stalu turi to pakavimo popierių ir tiesiog pasakė, kad nepakuos, tu pakuosi namie, žodžiu. Tai va, biškai sugadinau parduotuvės popieriaus. Tu netiesi va. Važiavom dabar į kitą prekybos centrą, tiesiog pavalgyti. Nu, žinot, tai tokia tradicija, išvažiuoji į miestą, tai kažkur ir užvalgyti turi. Važiavom į kitą prekybos centrą, nes ten, kur norėjom valgyti, praeitam prekybos centre buvo žiūri netvarkinga, tai nesinorėjo ten pasilikti. Mašinoje turėjom belę kokį breakdowną, tai princesė pavalgė ir dabar yra vėl viskas gerai. Migdosi, tai tikiuosi, kad pamiegos. Ir jo, einam pavalgyti, o namuose papasakosiu, kaip gavosi viskas su dovanom. Aha, labai gražus. Negražus. Negražus? Parodyk. Palink dabar šitą. Aha. Ir paprastai šalas dar. Ai, gal šitas gražesnis. Žymiai geresnis. Aš dabar tiesiog sėdžiu mašinoje, nes mano vyras grįžo atgal iki prekybos centro. Tiesiog nejau kartu, nes nebenorėjau išiminėti Sofijos, nes jinai labai gražiai miega. Tai va, kaip mamos peržiūri, ką labai nori pasižiūrėti, bet nebeturi laiko. Tai per telefoną tiesiog žiūriu vlogmus, nes esu tokia atsilikus ties vlogmais, kad man žiauriai gaila, nes vlogmas duoda tos tokios kalėdinės nuotaikos, tai mašinoje tiesiog sėdžiu ir žiūriu. Sofija miega, šiek tiek jau krūta, tai labai tikiuosi, kad vyras jau šiaip greitai grįž. Žodžiu, tai šiaip norėjau pasidalinti, kada aš žiūriu tos savo video, nes kartais būna, kad tiesiog namuose nebelieka tokiems dalykams laiko. Vakar redaguodama video pastebėjau, kad pasisveikinau su jumis, tiesiog pradėjau šnekėti, tai sveiki visi sugrįžę, o kas čia pirmą kartą, tai sveiki. Mano vardas yra Kornelija ir labai ačiū, kad paspaudėt ant šito video. Žodžiu, vakar grįžom po prekybos centro ir daugiau nieko nefilmavau, tiesiog nufilmavau, kaip žaidžiam su Sofija. Tiesiog grįžom gana vėlokai, tai tiesiog pažaidėm, nusimaudėm ir pasiguldėm ją miegoti ir patys jam gulti. Tai dėl dovanų, tai mamai radau dovaną. Parodysiu tik tiek.
va, iš The Body Shopo. Parodysiu kiek, nes nežinau, kada šitas video išeis ir nenoriu, kad mama sužinotų savo dovaną, bet jeigu žinos iš kur, nu tai čia nieko tokio, nes vis tiek nežinai, kas ten yra ir gal kažkas prie dovanos yra, niekas nežino. Tai va, žodžiu, o dėl brolio dovanos, tai radom, ko norėjom, nes norėjom Ronaldo maikės. Mes jam dar turim dar kelias dovanas, ten tokias 2 statulėlės, dar šokolado nupirkom, dar turim tokių kortelių, žodžiu, bet pagrindinė dovana tai turėjo būti Ronaldo maikė, tai mes jos neradom, bet radom internetu ir penktadienį važiuosim pasiimti. Šiandien beveik nieko nerodžiau, dabar yra jau diena įsibėgėjus, dabar yra pietų metas, jau gal 2 valandos, iš tikrųjų nežinau kiek valandų. Kiek žinau, turėtume važiuoti iki miesto, nes man reikia nusipirkti tokį dalyką, kažkokią pintinėlę ar kažką, kur sudėti Sofijos žaislus, nes Sofijos žaislai tiesiog mėtosi ir mane jau tai pradeda nervuoti. Tai va, tai žodžiu, reikia to. Šiandien tai tokia diena, kad tiesiog tvarkėmės, tačiau suskalbti, po to persistatėm visą kambarį savo miegamąjį. Tai va, tai žodžiu, daug visokių darbelių padarėm, o šiaip tai nieko ypatingo. Buvau užsimigdžiu Sofiją pamiegojo apie 20 minučių, tai puikiai tiesiog. Man žiūrėjau patinka, kaip vaikas tik 20 minučių miega. Šiandien išbandėm kitą kėdutę, nes pastebėjom, kad to naujagimio, nu, jinai nėra naujagimio, jinai yra kūdikio kėdutė, visa kita, bet pastebėjau, kad vaikas ten labai sunkiai telpa, nes aplamai pagal visus Norvegijos visokius matavimus ir visą kitą, Sofija patenka į tą didesnių kūdikių kategoriją, tai jinai tokia yra didesnė ir už pusę savo amžiaus kūdikių yra jinai didesnė, tai kėdutė atrodo labai nepatogiai, tai šiandien įsitraukiam tą kėdutę jau, kur žinot, kur šiek tiek sėdi, bet vis tiek yra dar pavirtus, nes jinai yra nuo 61 cm, o Sofija yra 64, tai jai, žinokit, belė kaip patiko. Jinai ten sėdi, džiaugiasi viską, tai turbūt, kad ją jau persidėsim į mašiną ir bus žymiai patogiau vaikui. Tai va. Toks mūsų ketvirtadienis, lauke lyja, namuose faina. Žinot, visai yra jauku, kaip lauke lyja, o tu esi namie, bet to eisim iš namų, tai nebebus taip faina. Pradedam šitą ketvirtadienį kartu su manim. Pažiūrėkit, vyras ką rado tokią mažytę kamerytę, kur ant raktų kabinasi ir jinai filmuoja, fotkina, viską daro ir dabar. Šiaip dabar esam žiauri fainai parduotuvėje. Žinot, tokioje parduotuvėje, kur yra visko nuo A iki Z, ta prasme, o man tokios parduotuvės labiausiai patinka, nes vienoje vietoje gali daug visko pamatyti ir rasti. Tai šiaip visai gal norėčiau kokių lempučių kalėdinių, kažko kalėdiško, nes jaučiuosi, kad esu per mažai pasipuošus, tai kažkaip norisi tos biški nuotaikos kalėdinė. Šiaip iš lampučių man visą laiką patinka tik tais geltonas spalva, nes man jinai atrodo pati jaukiausia, bet nežinau, kažkaip man visos tokios labai didelės, o į kambarį aš tokių mažesnių noriu. Nežinau, ar čia aš kažką rasiu. Turėjau susimauti. Yes. Viskas. Sveiki. Šiaip tai neprisimenu, kada paskutinį kartą buvau užsidėjus kaukę, nes tiesiog niekada neturiu jai laiko arba tiesiog noriu įsivaizduoti, kad neturiu laiko, nes kaip Sofija nueina miegoti, aš visą laiką ją galiu užsidėti, bet tiesiog neturiu laiko. Tai sveikinuosi su jumis jau penktadienį. Tai šiandien tėvisita, mamasita ir dukrisita visi važiuojam į kalėdinį vakarėlį. Man atrodo, kad jums to nesakiau, bet buvo toks labai greitas sprendimas, nes mes šiaip jau buvom kviečiami senai, bet nežinau, kažkaip nekalbėjom apie tai. Taip atrodo, kažkaip gavom kvietimą ir tokie, nežinau, pažiūrėsim, bet nusprendėm važiuoti. Tai kalėdinis vakarėlis yra su mūsų kickbokso visais žmonėm, žodžiu, su salė. Tai būna kiekvienais metais, tai šiais metais važiuojam 3, tai šiaip žiauriai laukiu, nes, nu, vis tiek fainai yra susitikti su visais, pasikalbėti. Dabar nelabai lankom treniruotės, nes vyrui yra trauma, aš viena nevažiuosiu taip toli, tai ir dukrytę aš turiu rūpintis, tai nors ir nelankom, vis tik mes visą laiką esam kviečiami, nes kaip ir sakiau kažkuriam video, kad esam vis tiek labai geri draugai su treneriu. Tai va ta proga, kad šiandien jau turiu būti graži, tai net užsidėjau
kaukę, kad būčiau dar gražesnė. Tai va, žodžiu, vyras dabar nuėjo migdyti Sofiją į lauką, nes jau jai kaip ir laikas miegoti, net ne kaip ir, bet jau labai laikas, nes yra 1 valanda. Tai va, nežinau, girdėjau ašaryčių, bet nežinau, gal jis toj grįš ir sakys miegam. Tai va, dar šiaip, aš nežinau, ar aš kažkada sakiau šitą faktą apie save, kad aš esu didelė serialų mėgėja. Tai dabar mes visai su vyru žiūrim kažkokį serialą ir aš visai šalia žiūriu dar kažkokį savo serialą. Tai dabar vakar išėjo Emily in Paris, naujas sezonas 5 ir aš pasižiūrėjau vienos serijos, tik tai biškutį, tai žiauriai noriu pasižiūrėti, nes to, kad po to matysiu pilno spoilų visur, spoilerių. Tai va, tai žodžiu, bandysiu, jeigu miego Sofija, to laiko, kol reikės įdažytis ruoštis, biškai pasižiūrėti serialą. Vyras užmigdė Sofiją, pastatė tiesiai prieš langą, aš tiesiog guliu ir su vyru žiūrėsim serialą. Nuostabi popietė. Nuostabi. Šiaip dabar atėjo tas laikas, kaip turiu nuspręsti, ką rengtis. Žinokit, nėra čia labai lengva. Na, aišku, kad moteriai nėra lengva surasti, ką rengtis, bet aš, ta prasme, net neįsivaizduoju, ko Havajų noriu. Žinot, man reikia būtų patogu, bet tuo pačiu, kad aš ir gražiai atrodyčiau, kad ir gerai jaučiuosi. Nežinau, vakar tai vyrui, pavyzdžiui, vakare rodžiau, kad galiu sėdėti šitą švarkelį, jis pasižiūrėjo mane žiūri keistai, nežinau, kas blogai su šitu švarku. Šį tik vieną kartą gyvenime buvau užsidėjus prieš savo vestuvės. Žodžiu, bus nelengva, nes, pavyzdžiui, gerai va. Tokia, va, gražių maikutė, ne? Nu, gražių maikutė tikrai, bet, į kalėdinį vakarėlį. Labai. Aš nežinau, pas mane tokie rūbai kartais būna tokie biški atviri ir panašiai. Aš negyvenime net klube nebuvau, tai kodėl aš turiu tokių rūbų, žodžiu. Kažką mąstyti. Sėdau jau dažytis, dar įsitiesinau plaukus, kažkaip šiandien plaukai labai gražiai atrodo, nes šiaip tai neatrodo jie taip gražiai, bet vakar stengiausi taip labai gražiai juos įsiplauti, nes turėjau daugiau laiko, tai kondicionierių prisidėjau ir visko žodžiu, tai šiandien labai man patinka situacija plaukų. Dabar atsisėdau dažytis. Tai užsidėjau tiesiog juodus džinsus, bodį, sėmiau tą baltą švarkelį, tai vyras sakė, kad gražiai. Gal tiesiog iš šono negražiai atrodė vakar. Dabar atsisėdau dažytis, tai gal galvau, kad ta proga, kad jau atsisėdau dažytis, gal paplepėsiu su jumis. Tai leisiu vyrui žiūrėti reelsų. Taip, labai ačiū, kad daug kas pakomentavo po mano tuo naujausiu video, kad įdomu kaip šneki, kad kaip su draugė jautiesi panašiai, nes šiaip tai aš toks tarškalas esu iš savęs, kaip daug kalbi, tai ne visiems žmonėms tas patinka, kaip daug kalbė, tai prieš savo gyvenimą tikrai esu sutikus su žmonių, kur pasakė yra, kad garsiai kalbu, kad daug kalbu, tai mėgstu labiau kartais užsiskleisti ir nekalbėti iš viso, tai fainai, kad jums patinka. Tiesiu čia, šiaip dabar Sofija dar miega, tai vyras nuėjo jos pakelti, tiesiog paimti iš lauko ir parnešti namo, nes nemiega jau gana ilgai ir po to tiesiog nemiegojus mašino, jau bus pikta, kaip atvažiuosim į šventę. Tai gerai būtų, kad miegotų mašinoje, tada atsikeltų jau, kai mes atvažiuosim. Bus nuotaikoje bendrauti su visais. Šiaip tai puošiu ir Sofiją. Uždėsiu šiaip petkelnytės, suknelę. Šiaip norėsiu apmąstymuose, kokią suknelę dėsiu, bet vyras nori, kad dėčiau tokią baltą. Tai jaučiu ir dėsiu tą, nes jisai sako, kad aš noriu Sofiją rengti kaip suaugusį žmogų. Nežinau, ką jis turėjo menį, bet turbūt, kad turėjo menį tą, kad aš beveik visą laiką ją rengiu tokiom niūdinėm spalvom, tam pavyzdžiui, tokius dryžuotus rūbelius, tam pavyzdžiui, tokias va plačias kelnytes, va kaip aš mėgstu nešioti, tam pavyzdžiui, tos komplektukus, tai jisai sako, kad rengiu kaip suaugusi žmogų, nes, vaikui visokie Mickey Mouse'ai ten ir panašiai, bet jinai turi visokių tokių rūbų su Mickey Mouse, bet tiesiog jie dar yra jai gana didoki, tai aš dėl to dažnai jų nedidu ir tiesiog dedu tuos komplektukus, tiesiog niūdinius, baltus ir panašiai. Nes ir šiaip man atrodo, kad ten yra padaugiau negu kad su kokiu didesniu džempu, pavyzdžiui, kuris nori paimti vaiką į rankas ir tiesiog nuogas pilvas lieka. Tai va, dėl rūbų nesutarim. Pasidažiau, dabar bandau įsirinkti šiandienos auskarus, kad pastebėjau, kad aš daug žiūriu auskarų kažkur esu nukišus. Buvo labai sunku įsirinkti, nes visi mano gražiausi auskarai iš čia dingė. Tai įsirinkau tokius, bent jau dabar galvoju, kad tokius dėsiuos. Tai pažiūrėsiu, gal visai ir nieko. Tai va, tai žodžiu šiandieno papuošalai šitie auskarai. Mano grindinėlė, kurią nešioju jau nuo tada, kai man vyras ją padovanojo gal su prieš 2 metus kalėdom. Žiedai mano žiedas iš Pandoros, kurį visą laiką nešioju. Tada vestuvinis ir sužadėtuvių žiedas, laikrodis ir viskas. Daug nieko daugiau neturiu. Kvapas. Nu ir viskas. Mamasita. Aišku, akiniai visą laiką viską paslepia, bet aš žinokit, aš
mes jau važiuojam, dabar važiuojam, dar greitai paimsim mano brolio dovaną ir tada važiuosim jau į vietą. Šiaip, nu gerai, gal aš visai savo ir normaliai atrodau šiandien. Dabar bus dėl tas akinius, tas baltas švarkelis. Aš atrodo, kad aš tiesiog butų siūlyčiau. Ir to prasme, kad jūs ateitumėt pas mane ir aš sakyčiau, va, iki 3 kambarių butas ir panašiai, nu aš atrodau kaip brokerė kokia. Nežinau, man šitas vaibas nutinka ir ar aš siekiau tokio vaibo, bet taip gavosi. Tai nieko nepakeisi. Atėjom jau į restoraną, dabar laukiam visų žmonių. Esam realiai beveik tik tais vieni čia susirinkę. Va, mano vyras. Va, visur tuščia. Žodžiu, laukiam kitų žmonių. Tiesiai, šviesiai aš negaliu filmuotis normaliai, nes dėl to, kad pas mane yra Sofija ant rankų. Va, tai žodžiu, jau galėsiu pasirodyti daugiau šiek tiek, negu iš taip arti. Dabar mes tiesiog su vyru išėjom, nes tiesiog norim, kad šiek tiek Sofija prasivažiuotų vežimėlį, gal šiek tiek užmigs, nes žinokit, jinai tiek jau būdrauja laiko, kad aš tiesiog negaliu patikėti šito vaiko, jisai atrodo net ne kaip 4 mėnesių, žinokit. Nu, ta prasme, vaikas tiesiog jinai varo, jinai nepavargs niekada, bet kai pavargs, tai jau bus nieko gero. Tai žodžiu, dabar išėjom, nes iš tikrųjų tai su vyru dar norim kažkas skanaus. Tai tiesiog pavalgėm vakarienę ir tai kažko, tai žodžiu, susitiksim su visais bowlingė, nes ten bus after parties. Įsivariau plaukus. Pasitemk. Labas vakaras, einu dabar į dušą ir dar su jumis pasikalbėti, tai jau grįžom namo, dabar yra, nežinau, gal 9 valanda. Audė, pamaitinom Sofiją ir paguldėm ir vyras dabar bando migdyti. Na, į dušą, o dabar aš einu į dušą. Tai žinokit, buvo labai smagu, labai smagiai pasibuvom, pasišnekėm su treneriu, pamačiau žmonės, kuriuos senai mačiau, tai taip žiauriai, tiesiog fainai buvo. Su vyru ir pažaidėm ir pasijuokėm, Sofijai buvo tokia nereali nuotaika, ta prasme, jinai taip visur dalyvavo, tai žiauriai fainai. Tai va, žodžiu, labai džiaugiuosi, kad nuvažiavom, nes nežinojom, ar važiuosim, bet nuvažiavom ir tikrai darėm teisingą sprendimą. O dabar aš jau einu maudyti, suvaliau makiažą vos net grįžus namo, nes jau žinot. Jau jis taip biškį negražiai atrodė, norėjau kuo greičiau jį nusivalyti nuo savo veido. Tai va, tai, o mes su jumis susitiksim rytoj. Šiandien aš jums sakau labas. Sveiki! Sveikinuosi su jumis jau šeštadienį ir sveikinuosi jau, net nežinau, kelintą dieną filmuoju, gal kokią 4. Noriu paskutinį šių metų video padaryti tokį iš daugelio dienų, parodyti, ką mes veikiam prieš šventes. Tai dabar važiuojam į tas žodis, turbūt jūs jau vemtverdžia, bet važiuojam į prekybos centrą, į miestą. Dėl to, nes vakar kažkaip su vyru ar užvakar pašnekėjom, kad ar turim visas dovanas ir pašnekėjom ir supratom, kad neturim visų, liko viena. Tai važiuojam nupirkti ją greitai ir dar reikia iki vaistinės. Atsiprašau, kad šitam video tiek daug prekybos centro, bet toks yra dabar kalėdinis reikalas ir laikas, kad nu realiai vien ten ir važinėjai dėl dovanų, dėl dar kažko, tai žodžiu, tikiuosi, kad dažnai nebevažiuosim jį, nes aš jau ir pati biškį nuo jo pavargau. Tai va, žodžiu, važiuojam. Ta mūsų išvyka į prekybos centrą, tai tokia nelabai vykus. Vėl kiek žmonių, tai turėjau ateiti viena, nes tiesiog nėra kur pasiparkuoti mašinos. Nes galvoju, ką nupirkti paskutiniam žmogui dovanų. Atrodo, turėjau mintį, bet pasižiūrėjus, kaip ta dovana atrodo realiai, praradau mintį. Tai va, tai žodžiu, dabar vaikštų viena. Vaikščiot labai daug negaliu, nes tiek vaikas miega mašinai. Žodžiu, nuotaikos ne kažką. Žodžiu, tai mano tas prekybos centras, žodžiu, tas mano prekybos centro bėgiojimas, kur gero nenuvedė, tai mašinai tiesiog turėjau breakdown. Tiesiog aš rimtai tiesiog apsiverkiau, nes tiesiog susinervinau, nes buvo toks šurmulys, kažkaip, nežinau, man sukilo nervacija, kažkokia liūdnumas ir tiesiog nuverkiau gerai mašinui, tai vyrui manęs pagailo ir tiesiog jisai sako, važiuojam į žiauriai fainą prekybos centrą, kur dar beveik niekada nesam buvę, kur žiauriai didelis ir žiauriai fainas ir išlipsim ir eisim visi, manęs nieks vienos nebepaleis, tai žodžiu, man viskas dabar gerai, einam. Vyksta jau pasiruošimas šventėm, pažiūrėkit, kiek vyro mama prikepė kūčiukų. Čia, žinokit, patys skaniausi kūčiukai. Nu, aišku, kad naminiai patys geriausi.
Mes jau grįžom namo, tai žinokit, mūsų toks tas išvažiavimas toks, nelabai pavykęs, nes, kaip sakė vyras, tai bereikalingai nuvažiavom, nes nieko neradom, bet aš pirmąjį tiesiog paimsiu vieną dovaną, tada dar nupirksiu vyrui dovaną. Aš jau žinau, ką pirksiu, tai dėl to tiesiog ten taip greit, bet galiu greitai parodyti, ką nusipirkom, tai čia tiesiog viskas telpa ant stalo. Tai į dovanas nupirkom, broliui jau kadangi nupirkom saldainių, tai čia jau suaugusiems saldainiai. Viskas, žodžiu, iš čia viskas. Vyras man pirko tokią lempą, žodžiu, čia tokią lempą, žinot, va, visokias, va, pašvaistas rodo, žodžiu. Nežinau, man patinka tokie visokie dalykėliai. Mėgstu visokias lemputės, va, visokias tokias, tiesiog man jauku būna ir panašiai, tai, žodžiu, man patiko, tai aš ir pasiėmiau, sakiau, vyrui priskaityk čia kaip kalėdinę dovaną. Pasiėmiau liofilizuotų braškių šokolade, man šitas kažkurią dieną nupirko vyras ir yra žiauriai skanas. Man šiaip vienas iš mano mėgstamiausių tų desertų yra liofilizuotos braškės šokolade, ypač galbūt braškės. Tai va, tai žodžiu, šitos labai geros, tai nusipirkau šiandien dvi, tai vieną mašinai suvalgęs, kas realiai dar va kremas Sofijai, vaistai. Vykęs mūsų šis kartas važiuojant į prekybos centrą, bet nieko tokio. Mes tiek fainai su šeima pabūti, Sofijai labai patinka būti su mumis prekybos centre, kažkur žiūrėti, ką mes veikiam, žiūrėti žmonės, tai dėl to labai džiaugiuosi. Na va, įsidėjau visas dovanas, eisiu bandyti pakuoti, šiandien kelias gal supakuosiu ir tada jau dabaigsiu pirmadienį. Arba rytoj. Pasiimkim jau šitą daiktą, žinokit, man labai patinka. Rytas, sveikinuosi su jumis gana anksti rytą, nu gerai, nėra labai, jau čia labai anksti, be 15:10, bet šiandien važiuoju susitvarkyti savo nagučių. Vakar, kaip matėt, dariausi mėto arbatą, visą kitą, bet taip ir nepamatėt, kaip aš ją užsipyriau, nes dėl to, kad darydamas ją norėjau su jumis pakalbėti ir išgirdau, kad Sofija verkė. Tai tiesiog vyras man užpylė tą arbatą ir atnešė tiesiog į kambarį vėliau. Tai va, žodžiu, tai šiandien toks rytas, važiuoju susitvarkyti nagų ir dar pasiėmėm pusryčius. Ir aš gal papasakosiu jums, tai pažiūrėkit, čia norvegiški pusryčiai tokie, nu ta prasme nebūtinai pusryčiai, bet pas juos visą laiką yra, va, pavyzdžiui, čirvinis blynas ir pas mus tiesiog čirvinis blynas. Bet jie čia skaito kaip vaflį. Šito blyno viduje yra toksai melinis sūris, tas sūris ir žiauriai skanu, žinokit. Tas šios skonis toksai kaip karamelė, man biškai kaip rududu, bet vyrui tai nelabai sakė kaip rududu panašu. Tai va, žodžiu, tai norėjau pasidalinti, kad jie irgi turi čirvinių blynų, bet jie skaitosi vafliai. Pažiūrėkit, kokio grožio šiandieną turim. Pašalė šiek tiek, saulytė šviečia. Nu, ta prasme, nuostabi diena. Kol rengiuosi, tai pakalbėsiu šiek tiek su jumis. Kai šitas kalėdinis chaosėlis tai jau pradeda mane išvarginti ir dabar važiuojam iki miesto, bet iki prekybos centro aš eisiu viena, nes pirksiu vyrui dovaną. Aš nežinau, kodėl aš sakau tyliai, nes jisai žino, kad aš pirksiu jam dovaną ir nežino ką, bet apsimetu, kad jis nežino, ką aš pirksiu. Žodžiu, pabuvom namie, pavalgėm šiek tiek, pamatėm, kad Sofija nori valgyti ir galvojom, važiuojam iki miesto, jie su dukryte pabus, o aš nuvarysiu iki prekybos centro dovanos. Dabar laukiu, kol vyras atvažiuos. Ir žinokit, aš taip greitai susisukau, kad aš net nefilmavau nieko. Nupirkau dovanas ir iš karto išėmiau iš to maišiuko, iš kokios parduotuvės pirkau, nes, nu, jis maždaug tada įsivaizduos, kas čia yra. Aš paprašiau, kad supakuotų ir sakau, o grynais priemat, sako, čia nemokamai pakuojam, belia kaip fainai. Dar nusipirkau riešo įtvarą. Šiaip reikėtų man jų 2, bet nusipirkau tik vieną. Man žiūri keista, kaip žmonės dar žiūri mano kamerą ir kad aš tokiais laikais vloginu, būna žiūri nejauku. Žodžiu, dar nusipirkau tą riešo įtvarą, nes man su riešais labai blogai nuo nešiojimo. Tai va, tai žodžiu, tai žiūrėsim, gal padės kažką. Sveiki, mylėjai mano. Man atrodo, jau jums biškai sunku suprasti, kokia čia diena ir kaip čia kas čia pas mane šitam vlogė vyksta, bet dar tas pats sekmadienis, dar kaip va, ką tik pirkau dovanas, tai va dabar va grįžau namo ir dabar eisiu daryti valgyti. Pagulti Sofijai jos paskutiniam miegui, tai žiūrėsim, kiek čia laiko išmiegos. Dabar yra be 10:06, pasakė vyras, kad miega jau. Tai va, tai žodžiu, eisiu daryti naminių kebabų su vištiena. Tai va, tai įsigaminta, žodžiu, mažytė pamiegos. Nu va, ir tokios tos mūsų dienos iš tikrųjų. Tikiuosi, kad jums šitas video patinka, kad įdomiai žiūrisi, nes labai yra išmėtytas, labai daug chaosėlio.
Bet toks yra švenčių laikotarpis, nieko nepadarysiu. Česnakinis padažas. Juodos spalvos, kadangi tą vis dabar miegą negaliu susiplakti Taip ilgai būtų kaliuką. Labai metų. Ką, eisim kažką veikti vakarienį, tik labai gerai man. Eisim dabar pasivirsim, eisim dar ne vakarienė, bet tokia būna, kai atsidari, kad jinai buvo mano snukeris iš Pinteresto, kokią pačią padaryti, tai praktiškai gausi man ir dar vieną vakarotę. Šiaip pati nelabai šių kažkų, nes kažkaip niekad labai jau matyčiau poreikio, kažką pabaigti tai, kad tada gerai ir man. Bet ta gal kaip ir nauja atrodo, nežinau, bet, žodžiu, kad labai tirps, bet taip sakyčiau, paturbintai gerai, taip, įkersto video, tai labai gražiai atrodė, tiesiog, žodžiu, vyras valgė burgerį ir labai skaniai pavalgė. Gero pojo, tos skalačiukas jam didelis, Po maisto reikėjo iš karto ir deserto, tai šiandien vyras man parvežė tokį šokoladą. Aš jau esu valgius čia baltą šokoladą su liofilizuotom avietėm, o aš dar šitam video su juo man žiauriai patinka viskas, kas yra su liofilizuotais vaisiais. Dabar biški po vakarienės noriu šiek tiek paimti ir eiti plauti indus. Na ką, atėjau su jumis atsisveikinti ir padėkoti už šitus metus. Šitas video yra paskutinis šių metų video. Ačiū, kad palaikėt visą tą mano pradžią, kad spaudėt patinka, dalinote su draugais, pasakojot, kalbėjot apie mane savo rate. Ačiū, kad spaudėte prenumeruoti. Ačiū tiesiog už viską, kad būnat, kad palaikot, kad sugrįžtat, pakomentuojat, kad visą laiką prisimenat, kad parašot kažką gražaus. Aš labai vertinu. Tikiuosi, kad kiti metai mums bus dar fainesni, su dar daugiau fainesnių video, su daug visko, su visokių kelionių video, su daug visko. Tai visiems gražių kūčių vakaro, smagių kalėdų, dosnaus kalėdų senelio ir laimingų naujųjų metų. Susitiksim kitais metais. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.